Sveiki! Noriu pasiūlyti šiandieną pasigaminti vakarienę dviems. Greitai, bet nepaprastai. Šiam patiekalui jums reikės krevečių, kokoso aliejaus, citrinos, imbiero, medaus, česnako, kalendros, kario, raudonos paprikos miltelių. Susipjaustau prancūzišką duonelę ir ją sutepu prie skoninių sviestų. Duonelę sudėjau į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepsiu, kol gražiai apskrus. Įkaitiname keptuvę ir įdedame 2-3 šaukštus kokoso aliejaus. Įtarkuojame šiek tiek imbiero. Įspaudžiame kelias skilteles česnako. Pusę šaukštelio kajano pipiro, šaukštelis paprikos miltelių, šaukštelis kalendros, pusę šaukštelio kario. Spaudžiame citrinos sultis ir apšlakstome krevetes. Pilame krevetes į keptuvę. Permaišome ir sudedame medų. Kepame apie 5 minutes. Maišant kepame, kol padažas sutirštės. Krevetes pagardiname kapotomis petražolėmis. Štai kaip greitai ir paprastai galima pagaminti romantišką vakarienę dviem.